Šiandien atėjau į ofisą, štai tokia visiškai nepasidažiusi, nors man ir patinka būti natūraliai, nieko prieš aš savo neturiu, aš gražiai, manau, atrodau visada, visokia ir pasidažiusi ir ne, bet šiandieną jaučiu tokį norą pasipudruoti, pasidažyti. Tai va, ir jūs galėsite pamatyti skirtumą, tuo pačiu jums parekomenduosiu dar ir makiažo pagrindą, skystą pudrą tokią. Ir kaip jinai puikiai pamaskuoja, jinai yra pusiau matinė pudra, reiškia, nebus visiškai matinis veidas, bet ir nebus visiškai blizgus. Va, tokios sveikos odos bus išvaizda, tokios sveikos odos. Mano oda yra porėta, yra riebi oda, taip kad tos poros yra visada, kaip pasakyti, jų nepanaikinsi, tik tai prižiūrint teisingai veido odą, jinai gali gražiau atrodyti, mažiau būti užsiteršusi. Specialiai dabar darau pusę veido, tam, kad tiesiog galėtumėt pamatyti skirtumą, ar ne? Mano šitos pudros kodukas yra LM17. Įdėsiu nuorodą, kur galite pasižiūrėti į Italijos tiesiai tinklalapį, jeigu kažkam tai aktualu. Tai yra pudra tinkanti ir veganams, drėkinanti, minkštinanti veido odą, ar ne? Ir puikiai dengianti. Nu, pažiūrėkit, vat pusę veido dabar. Matot, toksai glamūrinis, skaisčios odos įvaizdis. Na tai padarom ir kitą pusę, ar ne, tam, kad pamatytumėt. Tai dar tik taip pafotografuosiu. Taip, vėl užsipurščiu didelį kiekį, su patogiu šepetėliu, galima su kempinėle pasipudruoti, paakiu švelniai. Apie savybės, ingredientus galėsite pasiskaityti nuorodoj, yra galimybė pasirinkti lietuvių kalbą, be parabenų ši pudra ir turinti daug naudingų odai ingredientų. Svarbiausia, idealus variantas, kad yra nei matinė, nei blizgi, pusiau matinė, tai yra tobula. Kreminės tekstūros, lengvos, veidas nelimpa. Viskas gerai susigeria, nepalieka kaukės efekto. Veidas toks tikrai glamūrinis. Jau, kaip aš sakau, max, tiek kiek gali šitą pudrą pamaskuoti, tai jinai ir pamaskuoja. Na, pažiūrėkite. Yra 5 spalvos. Aš šitą spalvą pirkau dar vasarą, kai buvo tikrai didesnis įdegis. Dabar jau esu įdegis šiek tiek nusiplovęs. Bet žiemai imsiu kitokią, šviesesnę pudrą. Tai toliau tepsim skaistalus ir blakstutės. Galutinį variantą parodysiu vėliau. Na štai, su puikiu makiažo pagrindu visą veidą pasimaskavau. Man jis yra idealus. Dabar ką? Skaistalus, savo mylimus skaistalus pasiimu. Šiek tiek nutapšnoju ir šitą zoną. Ofise galbūt čia ne pats tinkamiausias šepetėlis, bet kadangi jau ne namuose šiandieną save gražinu, tai sukuosi, kaip sakant, iš padėties. Dabar blakstutės padažysime su nuostabiu tušu, ilginamuoju. Max blakstienas išilgina, sukuria tokią tarsi dirbtinų blakstienų efektą. Reiškia ir ryškios, ir apimtis didelė, bet jos būna ir plunksniškos, nebūna sulipusios. Tušas nenubyra. Vakar ėjau į žygį, ėjom 7 kilometrus per lietų ir žinote,
Aišku, turėjau kapišoniuką, bet tos dulksnos vis tiek gauni, bet niekas nenubėgo. Jisai nėra waterproof, bet labai labai puikus. Tai ką, pasidažom.